Taigi, kiekvienas žmogus yra kaip ta neišpakuota dovana, kurioje slypi daug potencialo ir paslėptų talentų. Ir šis susitikimų tikslas yra išsigryninti, išsipakuoti. Nes žinote, yra toks klausimas užduodamas, ar žinote, kur yra pati turtingiausia vieta Žemėje? Ir atsakymas yra kapinės. Kodėl kapinės? Todėl, kad ten palaidota labai daug talentų, labai daug gebėjimų, labai daug svajonių. Ir dažniausiai žmonės gailisi, kad jie kažko gyvenime nepasiekė, kažko neįvykdė, savo svajonės nesiekė. Nes tikrai, gyvenimas įsuka mus į tą rutiną, kad mes pamirštame ir vis atrodo, kai baigsiu mokslus, kai ištekėsiu, kai vaikai užaugs, kai į pensiją išeisiu. Ir dažniausiai, kaip mes tai kalbame, tai ir nesulaukėme to momento, kada jis būtų tinkamas pradėti mums gyventi, mūsų gyvenimą pagal mūsų pašaukimą. Nes svajonės yra labai svarbu. Svajonės motyvuoja žmonės ir padeda jam siekti tikslų. Todėl šio ryto ir kitų šeštadienių susitikimų būtent ir yra tikslas skatinti mąstymo pokyčius ir asmeninį augimą. Jeigu paklausiu, kas tu, daugelis žinote ir įvardintumėte, ar ne, kad aš esu mama, aš esu dukra, aš esu buhalterė, aš esu dar kažkas. Dažniausiai mes įvardijam tai, ką mes darome gyvenime ir tai, ką mes veikiame gyvenime, bet nedaug kas įvardija savo gyvenimo pašaukimą ar savo gyvenimo tikslą, kam aš čia esu žemėje. Ir žinote, tai yra tikrai be galo svarbu. Dėl to šeštadieniais rinksimės būtent pašnekėti apie sėkmę. Nes sėkmingas žmogus gyvenantis savo gyvenimą. Ne tėvų, ne vyro, ne vaikų, bet savo gyvenimą. Tai ir dabar turim atsiriboti ir gyventi kaip egoistai? Tikrai ne. Tikrai turim atlikti ir savo pareigas, bet svarbu neužmiršti savęs. Žinote, yra tokia istorija. Mėgstu pasakoti istorijas. Buvo karas, antras pasaulinis karas ir viena moteris, vyras išėjo į karą, moteris liko su 4 vaikais namuose ir neturėjo ko valgyti. Buvo badas ir kažkur jinai rado tokia apipelijusi saldainį, kažkur ten po lova rado ir dabar galvoja, ką su juo daryti. Jinai pasislėpė į spintą ir valgo tą saldainį ir vaikai beldžiasi ir sako, mama, ką tu ten darai? Ir jinai atsakė, aš jūs gelbėjau. Nes iš tiesų, pirmą išgelbėkim save, pirmą supraskime, kas mes esame ir ką mes darome šioje žemėje, o tada jau pilnai suvokia, kas mes esame, kur mūsų yra tie talentai, kur mūsų yra stiprybės, kur mūsų gebėjimai, kuriuos mums davė Dievas, ar ne, mūsų kūrėjas. Tuomet mes galėsim būti efektyvūs ir kitiem žmonėm. Taigi mes pradedam. Ir pradėsim nuo to, kas yra saviugda ir kokia nauda yra man iš saviugdos. Taigi saviugda yra asmeninio tobulėjimo ir savęs pažinimo procesas. Ir žodis ugda, save ugdau. Ar būtina save ugdyti? Taip, išties save būtina ugdyti. Ir jeigu aš prieš metus laiko turėjau daug klausimų ir per tos metus jie išsisprendė, aš gavau atsakymus, tai dar nereiškia, kad šiandien man nereikia saviugdos. Ir šiandien reikia saviugdos, nes žmogus auga, jis nuolat tobulėja, jis nuolat progresuoja. Negali būti žmogus statikoje gyvenime, jeigu jis stovi vietoje ilgą laiką, žinokit, čia jau yra ne statika, čia yra regresas. Žmogus regresuoja. Taigi, kokia nauda iš to, kad aš
praeisiu saviugdos šitos susitikimus arba pats asmeniškai užsiimsiu saviugdą ar ne, būtent nauda gali būti išreikšta didesnių stiprybių, savęs stiprybės suvokimu ir emocinės gerovės augimu, efektyvesnių darbų ir geresnė santykiai su kitais. Nes saviugda jinai apima labai didelį mūsų gyvenimo labai daug sferų, ar ne? Tai yra mūsų santykiai, tai yra mūsų sveikata, tai yra mūsų finansai, tai yra mūsų asmeninis tobulėjimas, tai yra profesijos pasirinkimas. Ir kartais tai netgi yra emocinė sveikata, nes žmogus nepažindamas savęs, jis dažnai turi viduje tą tokį sumaištį, nes jis nesupranta, ką jis turi daryti, kur jis turi eiti, ko jis turi mokytis, ko turi užsiimti, galiausiai kokį partnerį pasirinkti, ar ne, kaip vaikus auklėti. Tai pirmą reikia pažinti gerai save, tuomet jūs galėsit kokybiškai pažinti ir aplinką. Ir dažnai girdime istorijas apie asmenis ar verslus, kurie yra įvardinami sėkmingi, ar ne? Sėkmingas verslas, sėkmingi projektai, sėkmingi santykiai ir panašiai. Ir kaip dažnai tokiu momentu save pagauname, kad pradedame lyginti save su kitais arba lygintis. Ir kas tuomet tampa matavimo vienetu? Dauguma žmonių aklai siekia to, ko iki galo nesuprato. Nesuprato sėkmės būtent apibrėžimo. Kažko man šiandien tas internetas stringa, ar kompiuteris, nežinau. Taigi, kas yra sėkmė? Žinoma, kiekvienas žmogus turi savo asmeninį, individualų ir nepakartojamą pasaulio suvokimą. Kodėl ir noriu paklausti jūsų, kaip jūs apibendrintumėt tą savoką žodžio sėkmė? Tai kas šiandien esate pasijungę, galite atsakyti, kaip jūs suprantat šiandien, kas jums yra sėkmė. Galite įsijungti mikrofonus ir atsakyti, pagalvoju, kas jums yra sėkmė. Nėra neteisingo atsakymo, tai yra jūsų supratimas, jūsų suvokimas. Man kažkaip siejasi su kažkokiu vidiniu jausmu, tokiu gal pasitenkinimo jausmu, kažkokio. O išraiška, aišku, fizinė, tu toks, kaip ta mergaitė, kur tu parodai. Tu išreiški kažkaip, bet tai ir manau, kad vidinis kažkoks dalykas. Taip, tai traukia ir mūsų emocijas. Taip, jausmą. Taip. Kas dar norit gal atsakyti? Aš galiu. Taip. Tai dažniausiai jaučiu, kad įsivaizduoja žmonės, jog sėkmė tarsi kažkoks tai laimės dalykas. Pasiseks man, nepasiseks, čia kaip man iškris tos kortos, ar ne? O aš tai galvoju, sėkmė yra, kada tu pats žinai, ko tu nori, taip, eini ir tai gauni. Tai jaučiu, kad tas pats kelias, ne pats tas rezultatas, bet ta sėkmė tokiais žingsniukais eini, vykdai tą žingsniuką, jau tau yra kaip ir sėkmė, nes tu tai padarei. Tai nereikia laukti iš dangaus, kad iškris, man pasiseks. Būna, kitiem gali ir pasiseka, bet dažniausiai jaučiu, kad reikia daugiau dirbti. Ir nepamesti savo tikslo, kai nepameti, tai gaunasi galutiniam rezultate ta sėkmė tokia, bet tai yra daugiau žmogaus įdirbis negu laimės dalykas. Taip. Aš taip galvočiau. Sandra, tu teisingai pastebėjai. Ir mes pakalbėsim apie tai, kad yra du sėkmės apibrėžimai. Vienas iš jų tai yra malonus atsitiktinumas, pavyzdžiui, toks kaip pinigų radimas, ar ne? Ir tai gali būti laikoma sėkmė, nes tai yra neprognozuojamas ir toks tau palankus įvykis. Ir daugelis žmonių vertina tokius malonius atsitiktinumus kaip laimingus momentus arba netikėtus laimėjimus gyvenime. Bet ką aš noriu pasakyti, tokia sėkmė, kuri yra atsitiktinė,
tu labai greitai ją pasidžiaugiai, bet jinai labai greitai ir praeina, nes jinai, tu neįdėjai į ją jokių pastangų. Kaip atėjo ta emocija, pasidžiaugimas, ar ne, tarkim, radai pinigų, tu pasidžiaugiai, iki tol, kol išleidai tos pinigus, o jos išleis galim labai greitai ir viskas. Ir tau tai tarsi praėjo kaip kažkokia emocija. Bet kitas sėkmės apibrėžimas, ir būtent čia yra mano apibrėžimas, kaip aš suprantu sėkmė, ir tai labai panašu, Sandrai, tai, ką tu pasakei, kad sėkmė yra pasiektų tikslų arba norimų rezultatų pasiekmė. Dažnai sukelianti asmeninį patyrimą ar pasitenkinimą, skirtingą kiekvienam žmogui pagal jo vertybės ir tikslus. Na, ką reiškia, kad jeigu vienam žmogui tai atrodo, tokia sėkmė, didžiulė sėkmė gyvenime, nes tai yra jo vertybės arba tai yra jo tikslas pasiekti būtent tai. Kitam žmogui atrodo, kokia čia sėkmė, man tai čia kasdien tai būna, ar ne? Žmogus nesureikšmina, o kitam tai yra tikrai labai labai didelis pasiekimas. Bet vėlgi, tam, kad būtent šitam apibrėžime, kad mes suprastumėm, kad tai yra sėkmė mums, mes turime suvokti, o koks tikslas yra. Nes jeigu mes neturim tikslo, tai mes ir nepatirsim tos sėkmės, to jausmo, pajautimo. Na, įsivaizduokite, ar gali būti, tarkim, burlaivis, ar ne? Ar gali būti jam palankus vėjas, jeigu jis nežino, kur jis plaukia? Kur jo tikslas, kur jo galutinė stotelė? Tada jam nėra palankaus vėjo. Šiaip, kur pučia vėjas, ten ir plaukia. Šiandien į šiaurę, rytį vakarus ir plūduriuoja tam vandenyne, nepasiekdamas tikslo, nes jis jo ir neturi. Jeigu žmogus turi tikslą, jis atranda būdų, kaip šitą tikslą pasiekti. Ir vienas iš multimilijonierių, Donaldas Trumpas, yra pasakęs, jei mano vaizduotė gali aiškiai tai matyti, vadinasi, turi būti galimybė tai padaryti. Nes viena iš priežasčių, kaip jau minėjau, kodėl dauguma žmonių neatranda sėkmę, nes jie neturi aiškaus apibrėžimo, kas jiem yra sėkmė. Tai visą pirma, ir jums užduotis bus, kadangi aš paprašiau, kad turėtumėt parkelį, turėtumėt lapą, užsirašykit savo šitą klausimą, kas man asmeniškai yra sėkmė. Sutikite, kad labai sunku pasiekti kažką, ko mes aiškiai neįsivaizduojame. Todėl reikėtų nuo to ir pradėti. Susikurti aiškią viziją, ko norėtumėte iš gyvenimo, kad taptumėt laimingi arba sėkmingi. Visi žinomi žmonės, garsus milijonieriai, jums patvirtintų, kad prieš tai, ką nors įgyvendindami, jie pirmą užrašo savo tikslą arba užrašo savo svajonę. Taigi, nuo ko pradėti? O pradėti tikrai reikia ir jūs atėjote jau į šitą susitikimą, į šitą pokalbį, tai jūs jau esate finišo tiesiojoje. Taigi, pirmas klausimas. Užsirašykite, kokie yra mano ilgalaikiai asmeniniai tikslai. Kodėl yra ilgalaikiai? Na taip, gali būti ir trumpalaikiai, bet mano tikslas buvo šį rytą atsikelti 8 valandą, ar ne? Mano tikslas buvo šiandien dar kažką nuveikti, bet tai trumpalaikiai tikslai, jie dažniausiai eina automatu kasdien ir mes nelabai ties jų susitelkiam, nes tai tampa mūsų įpročiai. Ne tikslai, o įpročiai. Bet kalbant apie ilgalaikius ir asmeninius tikslus, tai yra kodėl asmeniniai? Gali būti šeimos tikslas, ar ne? Mes šiemet planuojame turėti su šeima atostogos. Mes šiemet planuojame sukaupti kažkokią sumą pinigų ir nusipirkti, tarkim, naują mašiną, tai yra asmeniniai, tai yra bendriniai tikslai. Bet būtent mes čia kalbėsime apie jūs asmeniškai ir apie jūsų asmeninius tikslus. Antras klausimas. Mes į jį vėliau pasigilinsim ir duosiu atitinkamai dar tokius lygiagrečius klausimus, kad galėtumėt išsiaiškinti, o kokios yra mano stiprybės,
kurias galiu panaudoti asmeniniams tikslam pasiekti. Nes asmeninių tikslų tikrai reikės siekti ir tam reikės pajungti ir savo talentus, gebėjimus, patirtis, savo stiprybės. Trečias klausimas. Kokius naujus įgūdžius turėčiau įgyti ir kaip tai galėčiau pasiekti, tam, kad galėčiau galiausiai tos ilgalaikius tikslus pasiekti. Kokius naujus įgūdžius, kokie tie įgūdžiai gali būti, kurie yra reikalingi mano tikslam pasiekti. Vėliau pasigilinsim. Ką galiu padaryti kiekvieną dieną, kad palaikyčiau savo fizinę sveikatą. Jeigu turime ilgalaikių tikslų, jeigu turime didelių planų, didelių svajonių, atitinkamai mes turim rūpintis ir savo sveikatą, savo gerą savijautą. Nes jeigu žmogus neturi energijos, jis tikrai neturės motyvacijos daryti tai, ką užsibrėžia. Disciplina. Ką reiškia disciplina? Savo laiku, nustatytų laikų keltis. Disciplina yra, ką šiandien valgysiu ir kada valgysiu. Disciplina yra taip pat turėti kažkokią aktyvę veiklą. Dar geriau, šiaip aš turiu tokį, parodysiu. Turiu tokį planą padariusi. Ką turiu daryti per mėnesį, ką turiu daryti per šios metus, ką turiu padaryti per šiandien. Tai yra mano planai, kur mane truputėlį apriboja nuo tokio nieko nedarimo. Tai čia irgi yra labai svarbu palaikyti fizinę sveikatą ir turėti dienos planą. 5. klausimas. Kaip geriau organizuoti laiką siekiant geresnės savijautos? Jau apie tai truputėlį ir paminėjau. Ir 6. Kokias naujas veiklas, veiksmus galėčiau išbandyti perlipant savo komforto zoną. Ir čia yra labai, labai svarbu. Ir mes kažkada su grupelė, atsimena, darėm tokią užduotį, kur užrašėm 20, ką turiu daryti, kad man sektųsi, ar ne, ir po to braukiam. Ir pasakysiu savo istoriją, kad kai dariau šitą užduotį, pati nustebau savo pačios atsakymą. Tai yra mūsų sąmonė, mes suprantame, tai yra mūsų mintis, ne? Mes žinome, kaip ką padaryti, kartais automatu darom, apmastom, bet mes nežinom savęs iš vidaus. Tai yra mūsų pasąmonė gali diktuoti visai kitus dalykus. Ir dažniausiai galiu pasakyti, tai ką matau iš patirties ir iš savo patirties, kad ten, kur yra mano baimės, dažniausiai ten ir yra mano sėkmė. Kodėl? Jeigu tu šiandien kažką darai ir tau nelabai sekasi, greičiausiai, kad tavo ribos yra labai siauros. Greičiausiai, kad tau reikia perlipti arba išlipti iš savo komforto zonos. Ta tema šiandien labai populiari, tikrai daug kas apie tai kalba, bet tai tikrai yra tiesa, kad reikia išlipti iš savo komforto zonos ir tuomet tau pradės sektis. Nes tu pradėsi daryti kažką, ko nedarei iki tol, kai tau nesisekė. Žinote, mano posakis yra ir mano kredo gyvenimo. Geriau daryti ir klysti, negu nieko nedaryti. Nes jeigu aš nieko nedarysiu ir gyvensiu kažkokioj, uždaroj dėžutėj, tik tais virkšlensiu, kad man nesisekė, aš esu nesėkminga ir taip toliau, neišbandžius kažko kitko, tai čia ne gyvenimą. Tik klausausi labai daug sėkmingų žmonių, verslininkų, tokių coacherių, motivatorių, labai daug klausausi ir visi kaip vienas sako, kad mes darėme labai daug klaidų, iš jų mokėmės, po to išsigryninom, o kasgi mums sekasi gerai, tai mes šito dar labiau, panaudojame savo tikslam pasiekti ir sako, ir tuomet mums pradėjo sektis. Skaitykit knygas, klausykit motivatorių, darykite testus, kuriuos turėsim ateityje. Labai daug duosiu testų, labai daug duosiu klausimų
Ir tikrai užduokite savo klausimus, kad iš pasąmonės ištrauktume tai, kas iš tiesų jūs esate. Kur jūsų tos stipriosios pusės, kur jūsų yra tos komforto riba, kur jūs bijote ją peržengti ir kodėl bijote peržengti. Tam irgi yra atsakymai. Taigi, jeigu norint išsiaiškinti, kokios yra tavo stiprybės, mes galima apsvarstyti šios veiksmus. Ir pirma iš jų – atsiminkite praeitį. Dabar kalbėsiu lėčiau, nes čia reikės apmąstyti. Kokie momentai jūsų gyvenime buvo sėkmingi? Koks buvo jūsų vaidmuo šiuose momentuose? Pamastykite, o aš išjungiu tiesioginę transliaciją, mes dabar kalbėsime, dirbsime. Taigi gražios jums dienos. Jeigu norėsite prisijungti po 2 savaičių sekantį mūsų susitikimą, tai parašykite asmeninę žinutę, atsiųsiu jums prisijungimo. Gražaus jums savaitgalio. Tai va, o mes kalbėsimės. Daug stebėtojų buvo, tai manau, kad žmonėm aktuali tema, bet žinoma, kad sunku išdrįsti prisijungti to, ko tu nepažįsti, nežinai, kas tai yra. Taigi klausimas, atsiminkite praeitį, kokie momentai jūsų gyvenime buvo sėkmingi, koks buvo jūsų vaidmuo šiuose momentuose. Ir užsirašykite tai ant lapų. Pirma pasitaikiusia mintis. Pirmas pasitaikęs atsiminimas. Kokie momentai jūsų gyvenime buvo sėkmingi? Koks buvo jūsų vaidmuo šiuose momentuose? Kokie vaidmenį jūs vaidinote? Ir užsirašykite pirmą atėjusią mintį. Analizuokite atsiliepimus apie jūs. Kokius komplimentus gavote iš draugų, šeimos narių ar kolegų, arba kokį pagirimą gavot, pripažinimą gavot, ne? Kokią veiksmą jie vertina jūsų atžvilgiu? Kokius komplimentus gavote iš draugų, šeimos narių ar kolegų, pagirimų? Kokį veiksmą jie vertina jūsų atžvilgiu? Tarkim, mano atžvilgiu daug kas gyrė mano patiekalus. Daug gaunu komplimentų, kad labai skaniai gaminu. Ir žinote, tai yra, sakyčiau, toks raktinis dalykas. Kodėl? Kai žmonės pamato mūsų talentus, kai jie pagiria mus, tai yra mūsų motyvacija daryti tai ir toliau. Neturite tai užrakinti kažkokią tamsią skrynę ir pamiršti ir nedaryti šito. Jei tai nėra jūsų veikla, jei tai nėra jūsų darbas, tai gali būti jūsų hobis. Tai gali būti jūsų atsvara tam, ką jūs, pavyzdžiui, dirbate ir jūs, tarkim, netenkina jūsų darbas, ar ne? Tai turi būti atsvara kažkoks hobis arba mylima veikla, kur jūs pasikraunate geros energijos, gerų emocijų, kur jūs gaunate iš žmonių kažkokius pripažinimus ir jūs tai motyvuoja daryti ir toliau. Pagalvokite apie tai. Savęs stebėjimas. Kokie yra jūsų patirti momentai, kai jutote didžiulį pasitenkinimą arba pasitikėjimą savimi? Ką jūs darėte tais momentais? Prisiminkite tą emociją, kada jūs turėjote pasitenkinimą ir pasitikėjimą savimi. Ką jūs tuo metu darėte? Ką tuo metu veikėte? Man patinka ugdyti žmonės. Ir kai aš ugdau kitus žmonės ir kai dar matau rezultatą, kad tai jiems yra naudinga, tikrai aš patiriu didžiulį pasitenkinimą, pasitikėjimą savimi ir aš noriu tai daryti. Aš pati noriu tame ugdytis, augti
Ir tai man suteikia pasitikėjimo. Nes jeigu žmogus neturi pasitikėjimo arba, negaliu pasakyti neturi, tikrai kažkiek turi, bet jeigu žmogus turi žemą savivertę ir nedaug pasitikėjimo savimi, greičiausiai jis nėra atradęs savo talentų. Greičiausiai jis nėra atradęs tai, ko Dievas jį yra apdovanojęs, gebėjimų. Visi turim talentų, visi turim gebėjimų. Labai svarbu juos atrasti ir lavinti, nes jie augs ir tobulės tik tada, kada jūs juos lavinsit. Neužkaskite juos, kad paskui, aš tai labiausiai mąstau apie tai, kad galvoju, būčiau mirties patale ir kokios būtų mano mintis, dėl ko aš labiausiai apgailestaučiau. Turbūt dėl tų prarastų galimybių. Tai kad tos galimybės nebūtų prarastos, aš gyvenime išbandau daug ką. Ir man patinka pradėti naujus kažkokius dalykus. Tikrai patinka. Taigi užsirašykite, kokie yra jūsų patirti momentai, kai jutote didžiulį pasitenkinimą arba pasitikėjimą savimi. Ką jūs veikėte tuo metu? Refleksija. Kokios sritys jums lengviau sekasi? Pamąstykite. Kas jums atrodo, taip ras ir padariau. Nėra nei daug pastangų, nei kažko tokio. Tiesiog kažkam sekasi bendrauti, kažkam sekasi gaminti, kažkam sekasi kitus mokyti. Nežinau. Kažkam sekasi kūrybinė veikla užsiimti, kažkam sekasi bendrauti, užkalbinti nepažįstamą žmogų. Aš nežinau. Bet jūs savo atsakykite, kokios sritys jums lengviau sekasi. Kokiose srityse jūs jaučiate, kad išsiskiriate iš kitų žmonių. Vėlgi grįšiu prie to, maisto gaminimo. Man tai taip natūraliai gaunasi, aš atidarau šaldytuvą, pasižiūriu, ką turiu ir taip, tas su tuo tinka, tas su tuo tinka, tas su tuo tinka. Pagaminsiu. Ir aš visai nebijau eksperimentuoti. Ir, turbūt 90% man sekasi tai daryti. Ir man tai taip paprasta, kai kiti žmonės klausia, oi, kaip čia tau taip gaunasi, o man tai taip sunku. Man ne. Tai va čia yra mano talentas. 5 klausimas. Savistaba. Kuo jūs pasitikite? Kokie aspektai jūsų asmenybės ir gebėjimų suteikia jums pasitikėjimo jausmą? Kuo jūs pasitikite? Kokie aspektai jūsų asmenybės, pasitikite ne kitais žmonėmis, bet jūsų asmenybės tipų ir ypatumais? Tarkim, vieni žmonės gali išeiti prieš didelę auditoriją kalbėti, kiti ne. Prieš daugelį metų man teko pradėti tai daryti, aš tarnauju bažnyčiai, bažnyčia yra tikrai labai didelė, ten iki 300 žmonių ir pradžioj, kai manęs paprašė vesti pamaldas, aš labai bijodavau išeiti į sceną. Aš prieš tai naktį nemiegodavau, net buvo, kad verkdavau ir aš klausiu savo pastorių, sakau, kodėl aš turiu tai daryti? Jis sako, kodėl aš turiu tai daryti? Kažkas turigi tai daryti, sako, tau puikiai sekasi. Aš prieš tai išsidrebu, išsiverkiu, nemiegu, išeinu į sceną ir viskas praeina. Ir dabar praėjus jau kiek metų, įgijus praktiką tame, aš drąsiai galiu išeiti į sceną prieš bet kokio dydžio auditoriją. Ir aš dabar gerai jaučiuosi. Tai va čia, jeigu grįžtumėm kalbant apie komforto zoną ir kalbant apie tai, ko aš pasitikiu. Šiandien aš galiu pasitikėti savimi einant į sceną, nes, aš žinau, ką aš ten darysiu, ką aš ten kalbėsiu, bet dažnu atveju tai ir yra praktika. Jeigu mes jaučiame, kad tai yra mūsų talentai, mūsų stiprybė ir mes tai turime daryti, bet nedarome tik dėl to, kad bijome, pagalvokite apie tai. Kaip jūs galite save apgauti, nesakau priversti,
apgauti, kokias gudrybės galite sugalvoti, kad jūs pradėtumėte tai daryti po mažą žingsnelį. Na, jeigu šiandien jums duotų dramblį, sakytų, nu va, suvalgyk dramblį, kaip jūs valgytumėte tą dramblį? Greičiausiai mažais gabaliukais kasdien ir valgytumėt greičiausiai kelis metus. Nu, čia šiaip dramblį taip sugalvojau. Nesuvalgytumėt, nekištumėt iškart visą dramblį. Tai žinokit, taip yra su naujais kažkokiais dalykais. Pradedat po truputį, kiekvieną dieną žingsnį dedant vis toliau ir toliau. Ir ateis laiku jums atsitiks kaip man, kai aš šiandien galiu, rytoj kaip tik eisiu į sceną, vesti pamaldas ir aš labai rami dėl to. Nes tai jau yra mano praktika, tai yra mano kasdienybė, tai yra mano rutina, kur man nereikia labai stipriai galvoti. Taip ir čia. Taigi, atsakydama į visus šios klausimus, galite gauti aiškesnį vaizdą apie savo stiprybės ir unikalias savybės. Ir čia buvo šiandien tik tais įvadas į mūsų susitikimus. Toliau bus dar įdomiau, toliau bus dar stipriau. Kodėl? Nes bus tokie rimtesni, gilesni klausimai, gilesnė analizė, kur jūs iš savo vidaus galėsite išimti viską, apie ką šiandien galbūt net nenumanėte. Kodėl tai sakau? Nes pati padariau šitos užduotis ir patikėkit, gavau savo netikėtinus atsakymus. Ir planuoju, ne taip planuoju, aš jau tai darau. Pradėjau tai daryti ir man tai suteikia tikrai labai daug džiaugsmo, motyvacijos ir aš matau kryptį. Kas labai svarbu, turiu tikslą ir turiu kryptį. Kaip aš tai pasieksiu? Kur aš turiu eiti, kad pasiekčiau savo tikslą? Kai kurie iš jūsų galbūt nežinau, bent jau aš tikrai per naujus metus, jau kelinti metai, klijuoju savo svajonių žemėlapį. Tai anksčiau būdavo taip paklijuoju ir tarsi laukiu, kad įvyks stebuklas. Bet dabar suprantu, kad taip, stebuklai tikrai vyksta, bet yra stebuklai, o yra tai, ką turiu padaryti aš ir turiu visas galimybės tai atlikti. Ir kaip Donaldas Trumpas sakė, nepasikartosiu, jei mano vaizduotė gali aiškiai tai matyti, vadinasi, turi būti galimybė tai padaryti. O tos galimybės yra viso pirma mumise, tik po to aplinkoje, nes mes, kai patys suvokiam, ko mes tiksliai norim, kaip mes tai sieksim, aplinka pradeda mums padėti. Pradedam pastebėti dalykus, kurių mums reikia, pradeda ateiti žmonės į tą mūsų, jeigu tai planas susijęs, ar ne tik su vien manimi, bet ir su kažkokia veikla, pradeda ateiti ir tinkami žmonės. Ir tarsi pats likimas atveria mums duris, kai mes žinome, ko mes norime. Ir pradeda pūsti vėjas, kurio mums reikia pasiekti šitą laivų, kaip čia lietuviškai, pristanį. Vienu žodžiu, laivų uostą, kad pasiektumėm tinkamą laivų uostą ir gautume tai, ko mes norim. Taigi aš atjungiu įrašą, bet mes toliau galėsime padiskutuoti, nes labai įdomu jūsų atsakymai. Ir kai žmogus kalba pats, kaip jis atsako į klausimus, tuomet jis ir pats savo gauna atsakymus. Tai aš išjungiau dabar. Išjungsiu įrašą, paspaudžiu tik stop, kažkas su mano internetu šiandien negerai. Labai stringa.